Nu ką, labą ryto visiems, tiksliau pas jūs vakaras, pas mus rytas. Tai su jumis sveikinasi Lietuvos poledinės sportinės žūklės rinktinė, kuri ant Amarok ežero treniruojasi jau 5 dieną. Šiandien šalta, rodo -9, bet toks žvarbus vėjas stiprokas pučia, tai pojūtis kaip koksai turbūt būtų -15-17. Tai ne kažką, šala rankos, bet niekur nesidėsi, reikia treniruotis. Tai jeigu trumpai apie vyrų būklę, tai visi sveiki, visi gyvi, visi nusiteikę kovingai, nori treniruotis, veržėsi iš namų. Tai ir mes jau ant ledo čia treniruojamės apie 20 minučių. Tai jeigu pereit prie klausimų, ką jūs parašėt vakar, tai Gediminas Česnauskis klausė, kiek komandoje per varžybas būna dalyvių ir kokia numatoma sudėtis ir kas bus atsarginis. Tai dalyviai yra 5, vienas yra atsarginis, dalyvauja 5 sportininkai 5 atskirose sektoriuose, o vienas yra atsarginis iš jų. O kas bus pagrindiniai komandos sudėti ir kas bus atsarginis, tai spręsis paskutiniam dienom iki čempionato ir tai spręs treneriai. Tai kol kas į šitą klausimą atsakymo nėra. Marius Radžiūnas. Ar stebi jau žvalgai jūs, ar dar galit gaudyti ramiai? Kol kas ant ledo esam tik mes ir norvegai, tai kol kas gaudom ramiai, iš jų niekas iki mūsų nebuvo atėjęs, taip pat ir mes pas juos nelindom. Dabar matau, dar kažkas ateina, tik nežinau kokia čia komanda, vėliau išsiaiškinsiu ir jums pasakysiu, kad jau yra ir 3 komanda ant ledo. Egidijus klausė, Giedrius Sadauskas klausė, kibirai bus plombuojami prie žvejo. Šitą atsakyti aš negaliu, kol neįvyko kapitono susirinkimas, dar tiksliai nežinom, kokios bus tos taisyklės tais kibirų nešiojimais, bet kai sužinosim, tai būtinai ir su jum pasidalinsim. Gediminas Česnauskis. Kiek komandoje per varžybos būna dalyvių? Jau šitą atsakiau, kad yra 5. Andrius Ginetulinas klausė, o valstybė ar prisidėjo prie rinktinės išvykimo? Be abejo prisidėjo. Didelis dėkui sportinės žūklės federacijai ir jos prezidentui Tomui Būdui, kad išleido mūsų į čempionatą ir prisidėjo be abejo finansiškai. Tai dar kartą ačiū Tomai, ačiū visai federacijai ir ačiū Lietuvai tėvyniai, kad mus čia išlydėjo. Rolandas Kuprys klausė, kur cironkiuką užkasėt? Rolandai niekur gedo neužkasėm, jis ant ledo puikiai treniruojasi, puikiai jaučiasi ir gaudo žuvį. Rolandas Rudokas klausė, sveiki, kaip sekasi treniruotis? Šiaip nueisim vėliau pakalbinsim trenerį, kiek jisai gali atskleisti tų mūsų paslapčių, tai tiek jis pasidalins. O daugiau labai atsiprašau, bet šiuo metu informaciją tokią nesidalinam. Vitalikas nėra, klausė, ar ukrainiečių nebus? Taip nebus, nes dėl kažkokių tai priežasčių jie turėjo vykti čempionatą, bet paskutinė minutė nusiėmė, o detalesnės informacijos aš tikrai nevaldau. Tai eikim dabar, pakalbinkim komandos vadovą, o paskui nueisim truputį, pakamantinėsim jums taip rūpimus sportininkus, kurie dabar treniruojasi. Gali būti truputį nuo vėjo garsas blogesnis, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Reikia dar surasti. Va, matau. Sveria dabar žuvį, matau. Tai kol kas prie jų neisiu. Kai viskas susvers, tada prieisiu, pažiūrėsiu. Sveiki, sveiki visi vyrai Lietuvoje, kas mus palaiko. Ačiū jums labai. Jūsų tas palaikymas tikrai visų šildo čia ant to vėjo. Ir tikrai laukiamės, kad jūs prisijungsit, užduosit kažkokius klausimus jums rūpimus ir palaikysit. Visą Lietuvos poledinės sportinės žūklės delegaciją, kuri yra dabar JAV, Mičigano valstijoje, netoli miesto, didesnis miestas yra Grand Rapids, o kaimelis, kuriame mes gyvename, vadinasi Lakeview. Mažas kaimelis, labai nedidelis, bet
Labai gražus. Įdomus namai stovi. Tuoj prieisim prie vadovo ir pažiūrėsim, ką jie šneka. Matau, iš amerikiečių 2 sportininkai irgi atėjo. Turbūt truputį treniruosis, nors jiems gal ir nelabai reikia, jie jau savo padarė, kai nebuvo uždaryti sektoriai. Einam, matau, atsilaisvino vadovas, o čia matot vieną iš trenerių Veną, kitas treneris šlaistosi va čia, Darius, stebi visus akilai ir barė, visą laiką barė. Jeigu jūs galvojat, kad ta poledinė žūklė ir tas sportas yra toks lengvas pasivaikščiojimas, tai tikrai taip nėra. Kas nusipelnė gauna pilos, kas nusipelnė gauna pagirimą. Labas rytas, Rolfai. Labą rytą. Čia yra mūsų vadovas. Duoju, aš jums perduosiu mikrofoną, kad jūs neplyšautumėt, kad nėra ryšio. Ir pakalbinti. Rolfai, papasakok mums truputį apie vakarykštę dieną, gal apie šiandien. Vakar turėjom. Vakare galbūt įspūdingiausias nuotykis buvom lietuvių bendruomeniai, klube vadinkim taip lietuvių. Tai įkurtas kažkas tokio apie 40 metus, 1940 metus, beveik prieš 100 metų įkurtas klubas, kurio savininkai yra visa bendruomenė, tai yra klubas, klubo nariai moka pinigus, vyksta biliardų turnyrai, visokie į metus keli vakarėliai, tai blynų kepimo čempionatai, tai kugelių, tai vienu žodžiu, tam miestelėje pasirodo buvo labai nemaža ta lietuvių bendruomenė, tam rajone ir gyveno labai daug lietuvių, dabar šiek tiek sumažėjo, aišku, žmonės paseno, nėra tokios migracijos, kaip kad buvo po karo, kai bėgo žmonės nuo karo ir taip toliau. Taip pat turėjom tokį nuotykį, nes buvo lietuvių, įspūdį paliko tai, kad ant sienos radom ir iš Kazachstano pasaulio čempionatų maikutę, radom Modis Šaliką, man atrodo, nepamenu, prieš kokius 4 metus pasaulio čempionatų, iš Lietuvos, man atrodo, iš Lietuvos, iš Rėkyvos, žmonės parsivežė, pasikabinę ant sienos, saugo kaip dovaną pasidalint. Tai va, turėjom tokį labai įspūdį, labai gerai praleidom vakarą. Kas liečia vakar treniruotę, tai tikrai turėjom neblogą treniruotę. Turėjom, kai kas turėjo keletą žuvų, kur tiesiog rovė su viskuo, nieko negalėjo nulaikyti. Vėjukas vakar buvo toks podidis, labai įsigazau, darėm tik vieną treniruotę, nes po pietų pakilo vėjas, šiandien irgi turim lauke -10 ir vėjukas gal kokie 5 metrai per minutę, tai tikrai nėra šilta, reikia truputį pavaikščioti, sportininkam teks pasikankinti, tuo labiau, kad šiandien turės 2 treniruotės, vieną dabar rytinę nuo 10 iki 1, grįžtam namo, atsigeriam kavos arbatos ir greitai dar po pietinę treniruotę pasidarom vieną. Taip kad jiem irgi spaudimas prasideda, reikia įeiti tą ritmą. Atsigavom pagaliau, išsimiegam visi, susitvarkim su dienos režimu, pagaliau. Principiai jau šiąnakt visi išsimiegojo, ten kas atsikėlė 6, kas atsikėlė gal truputį anksčiau, kas truputį vėliau, bet jau atsistojo į režimą. Miegot kas nuvėjo 9, 10, kas 11, bet jau naktį visi miega, jau nebeblūdė naktimis, nebevaikštų, puodai naktimis nebebarška, duris nesitranko, laiptai negirgžda, taip kad jau dabar buvo, jau prasidėjo turbūt jau ritmas. Aišku, bus blogai tiem, kurie atskrenda sekmadienį, tiem reikės vėl 3-4 parų, pakol jie prisitaikys, teks pavaikščioti apdususiam, bet jau nuo to nieko mes negalim apsisaugoti. Parodyk kamariuką, kaip neša, kaip mes darėm pagal jų taisyklės žuvį, kas 20. Neša žuvį, žuvies nerodysim dėl aiškių priežasčių. Kas 25 žuvis nešam, sveriam kibirą, kad imituoti pasaulio čempionatą, kaip vyks viskas pasaulio čempionate. Turim ir patys skaičiuotis, nes šis čempionatas dar ir bus tuo įspūdingas, kad
Aišku, mes dar nežinom iki galo neįsistudijavę tų smulkmenų, kaip jie vykdys tą svėrimą, bet esmė tame, kad jau nuo pirmų 20-25 pagautų žuvų sektorė mes žinom lyderį. Mes žinom akivaizdžiai, kas jau priekyje. Ir šitoj vietoj mes turim šiek tiek pliusų, kadangi mūsų labai didelė delegacija, mes principė turim tiek žmonių, kad prie kiekvieno sportininko gali būti po 3 žmonės, tai reiškia, yra daug variantų, kurį kaip nukreipti, padėti sportininkui pasiekti geresnį rezultatą. Nes jau visas 3 valandas mes orientuosimės, pasibaigus 3 valandų mes iš karto žinosim, kas yra lyderis ir kas laimėjo sektorių. Štai vietoj bus labai įdomu. Labai bus įdomi ir transliacija tiesioginė tokiu atveju, nes viskas progresuos su laiku. Kaip jau žuvis elgesi, mes šiek tiek jau truputį supratimo turim, bet varžybų metu tiesioginė transliacija tai bus tikrai įspūdinga, nes nereiks laukti vakarinio galbūt svėrimų, gal tai ir turės didesnės emocijos visiems. Gal tai tas čempionatas parodo mano galva, kad taip vykdant čempionatus mes pritraukiam daugiau žiūrovų, labiau prikaustom. Galbūt, aišku, pamatysim, pirmą kartą toks čempionatas. Bet mano galva tai eina teisinga linkme, tai eina link to pagauk, paleisk netgi žiemą, kas sako, kad tai neįmanoma, daugeliu atveju mus kritikuoja, kad mes taip negalim padaryti ir taip toliau. Tai va šitas čempionatas gal įneš šiek tiek į šitą sportą to ir žavėsi, kad pagauk, paleisk, kas irgi įmanoma. Dabar turim -10 lauke vėją, šiek tiek kibirai apšala, bet mes paleidžiam gyvą žuvį į akį. Nerijau parodė, kaip kad nešalt rankų, kaip mes gaudom žuvytės ir skaičiuojam. Aišku, teisėjai čia tiek prisipirkti neturim galimybės visokių įrankių, kad galėtume tą truputį kitaip daryti, bet žuvis lieka gyva. Žuvis lieka gyva. Sudedam į maišiuką, pasveriam greitai ir ją paleidžiam. Tai mes puikiai suprantam, kad tai žuviai nieko neatsitinka. Taip kad manau, kad metai kiti ir tas mūsų sporto šaka lygiai taip pat pavirs pagauk, paleisk, ką mes turim labai daug kritikų. Ką mes turim daug kritikų. Už mano nugaros treniruojasi norvegų rinktinė, kurie atvažiavo antri pakol kas. Šiandien, kiek žinom, Latvija atvažiavo, tai vat laukiam kitų komandų. Šiandien Suomiai dar, ne? Tai va, Suomiai dar turi atvažiuoti. Kaip ir po truputį sujudės visi suvažiuos. Tai ką, tiek tada šiandien iš manęs informacijos, gal Dariuką pakalbint kokį, ar per sportininkus? Per sportininkus, o paskui eisiu pas Darį. Gal Benas dar pasakys žodį. Ką, iki? Benas mėgsta paslapčių išduoti. Žuvį jam, žuvį. Žuvį. Ačiū Rolfui labai. Kai eisim, pradėsim nuo Deivido, reikia tik jį pagauti, matau, jis ten. Ar ten? Va čia Deividas. Jo, ten Koiska. Tuoj nueisim pas Deividą, pakalbinsim. Jie, kas nenori šnekėti, tai aš turiu paruošęs keletą klausimų kiekvienam sportininkui, kas jums rūpi. Tai pažiūrėsim, ką jie atsakys į tos klausimus. Sveikas, Deivi. Turim tik vieną mikrofoną. Sveiki visi. Palauk, bet man. Turim vieną mikrofoną, tai pasidalinsim. O, atrodo gerai. Deividą mes padarysim, kad matytųsi. O. Imk, jeigu nori, Deivi, porą žodžių, aš paskui tavęs paklausiu keletą klausimų. Sveiki visi. Ką jums papasako čianai? Įsisėmėm, nėra toj rinktiniai taip gerai. Treneriai bara, naudoja psichologinį smurtą, vyko, pabandyk mane iš čia ištraukti. Šalta, šiandien jau turbūt sakė, ką kalbino, turbūt man šalčiausia diena.
ir šiaip turiu bėdų su pirštais. Tai šiandien 2 turus atgaudyti tikrai rankytėm bus reikalų. Nors atrodo saulutė šviečia, bet temperatūra tas vėjukas savo duoda tikrai per pirštus. Jau dabar pabrinkę. Ką, gal turit kokį klausimą imtimų? Dabar aš klausimų nelabai matysi, Deivi, bet aš turiu keletą iš komentarų klausimų tavo. Tai pirmas klausimas yra, kelintas tai tavo pasaulio čempionatas ir koks buvo pats sudėtingiausias ir kodėl? Aš palaikysiu. Mano 7. čempionatas iš eilės ir realiai pats sudėtingiausias turbūt buvo Bulgarija. Dėl oro sąlygų, dėl sniego. Pirmą kartą matėm, kad per paskutinę treniruotę penktadienį išmetė metro sniego, gaudėm apkasuose. Net paeit buvo sunku. Kas blogos fizinės formos sportininkai, tai iki zonos ėjo per 3 kartus pailsėdami. Tai žodžiu, jeigu fiziškai, turbūt pats sunkiausias buvo Bulgarija. Jeigu emociškai, turbūt Estija, nes Estijoje labai daug įdėjom darbo, labai daug, mes mėnesį laiko treniravomės ir taip ir patys nesupratom to vandens telkinio. Iki dabar, jeigu reiktų pasakyti, turbūt daugumai rinktinė narių, mes neperpratom, nes tas telkinys buvo neperprantamas. Tai va ten buvo toks, kad pasiklydė. Mes Estijoje, va dabar galim atskleis kortas, mes tada išlindom, kaip sakau, iš individualaus meistriškumo. Bet penktadienį paskutinę treniruotę, kada jau turėjo būti viskas atrinkta, keitėm jauką ir ėjom penktadienį su 2 jaukais dar užsitikrinimui. Tai čia buvo tokia išimtis iš taisyklės, o lengviausias čempionatas buvo, nežinau, Lietuvoje. Aš Lietuvoje žinau, kad mes laimėsim tą čempionatą, nes buvo tokie surinkti vyrukai techniški, kad pasauliui nebuvo šansų. Tai mums trūko realiai 1 dienos, nes čempionatas vyko 1 dieną, nes po to nuplovė ledą, bijojom, kad sekmadienį jau neliks. Tai būtų dar 1 diena, manau, visi lietuviai būtų ant podiumo, nes tikrai antiek buvom atšlifavę techniką, 3 metus įdėję darbo ir visiems parodėm, kaip namuose reikia daryti čempionatą, kad reikia turėti kažkokią fiškę, jeigu tu nori laimėti. Dabar žiūrėsim amerikiečiai, ar turi čia kažkokie fiškė ar ne. Kaip ir rišas galų, kad kažkokius plemukus turi tarp žolių, bet vėlgi čia yra visiška nesąmonė, nes bandėm pasitikrinti šitą teoriją, tikrai neveikia. Tai kol kas, sakau, dirbam tą linkme ir manau, kad aplamai jie nieko neturi. Buvo čia tokių darytojų čempionatų, kad organizavo namuose čempionatą ir žodžiu neturėjo kaip pestukai tie patys, kas čia dar, mongolai vėlgi, namuose taip likt 6 ar ten kelintiem, tai tikrai tragedija. Dar duokit klausimuką. Taip, kitas klausimas, Deividai. Kitas klausimas būtų, kokius patarimus duotum jauniems žvejams, norintiems tapti profesionalais? Pusiau profesionalais, mes iš to negyvenam. Chebra, noro tik reikia, kaip sakau, reikia noro ir reikia atvažiuoti dalyvauti. Ką mes padarėm paskutinius metus, visiems tiem taip, Lietuvoje lygis yra nesveikas. Jeigu mes tokiai mažoji šaly, kur beveik nebeturim ledo, realiai turim apie 15, grubiai sakant, pasaulinio lygio sportininkų ir jei nori tokį tapti, atvažiuokit pradžiai, jeigu bijot į mėgėjų čempionatą, nes sekmadieniais, kada vyksta Lietuvos čempionatas per 2 dienas, sekmadienį yra mėgėjų zona. Tai atitverėm visiems žmonėm, kurie bijo, kurie neranda komandos dar, kad atvažiuokit ant kranto, pabendraukit ir viskas bus gerai. Aš galiu duoti jums vieną labai gerą pavyzdį. Pas mus į klubą atėjo sportininkas Gintas Balsevičius, atėjo būdamas 45 metų, Gintukas mūsų, su avižom va tokio dydžio, bandėm su bulgarke kablį nupjauti, labai sunkiai gavos, ten 3 pasikeisdami. Ir realiai 45 metų chebra atėjo žmogus į sportą ir 53 tapo asmeninį įskaitai pasaulio čempionų. Tai reikia turėti supračio, reikia turėti noro ir viskas yra įmanoma. Ir tikrai čia nėra taip, kad jūs jau ten 30 metų ar 40 ar 50 eikit į šitą sportą. Tikrai visi bendraujantis, dabar anksčiau būdavo bėda, kai mes pradėjom sportuoti su įrankiu, sunku būdavo gauti sportinio avižų, neturėjom dar ką, chebra, dabar tokie laikai, visko yra įrankį galima dasivesti, realiai Lietuvoje nuėjus į parduotuvę,
ar pakalbinus kažkurį sportininkų gali dasivesti įrankį iki tokio pat, kaip mes gaudom, tų pačių avižų, sargų ir valų, visko šiai dienai mes turim, reikia tik tai noro. Norit bėgti, reikia bėgti, norit plaukti, reikia plaukti, norit žuvauti, reikia žuvauti. Ir su ta kiekvieną dieną žuklėjai, tu pamatai, kas būna, kai oras keičias, pamatai, kas būna, kai nekimba, kodėl nekimba ir vat analizuoti tuos dalykus, vėlgi su jaukais, ne, vėlgi informacijos tiek užsienio YouTube, tiek lietuvių yra tokie kaip Modestas žuvauja mano kanale, Arūno Koskos kanale, jūs galite rasti tikrai daug informacijos, daug patarimų, daug visko ir sakau, tik noro, duok Dieve mum ledo Lietuvoje ir kai bus Lietuvos čempionatas, bijot, atvažiuokit pasižiūrėti, kaip tai vyksta. Esat drąsus, turit noro, atvažiuokit į mėgėjų grupę. Galvojat, kad esat kietas, ateikit su profesionalais į zoną. Ir viskas, kaip sakant, viskas per darbą. Tikrai čia nėra taip, kad ateisi pirmą dieną, namuose gerai gaudai savo ežere, ateisi ir čia laimėsi tų taurių. Ne, reikia dėti darbo, reikia į treniruotis, reikia padirbti su jauku, bet sakau, čia ne raketų mokslas, reikia tik pagauti žuvį. Taip. Kitas klausimas. Kaip ruošiesi tokioms varžyboms? Ar turi specialių ritualų? Ritualas... Ne, kažkaip specialių ritualų tikrai neturiu. Kažko tokio, aš toksai visada hihihaha, bet prieš čempionatą aš išeinu tokį biškį į rimtį, o kažko tokio tai ne. Turiu talismanų, su kurie visada su manim rožiniai kroksai, visus 7 čempionatus buvo mano talismanas, aš be jų į jokias varžybas nevažiuoju. Ką žinau, kitas talismanas Arūnas Koska, kur 7 metus vienoj lovai miegam vienam kambarį, tai niekad nelaužam tos tradicijos, visada kambariokai, visada būnam kartu, esam porą čempionatų vienoj lovai pramiegoję. Mėnesį laiko dar po vieną kaldrą Bulgarijoje, Lietuvoje, man atrodo, kai buvom. Tai aš atsimenu, kai grįžau namo pirmas dienas, Vika sako, kas tau yra, ko neapkabini, sakau, nepyk, dar nepripratė. Su Arūnu ir Rom susirinkęs. Tai va, rožiniai kroksai ir Koska mano talismanai. Taip, tada dar vienas yra klausimas Deividui. Dar vienas klausimas. Ar anksčiau esi žvejojęs panašiomis sąlygomis kaip šiemet čempionate? Ne, tikrai nepamenu tokių sąlygų. Ir visiems labai įdomu, kaip sakau, kad žuvis ne mūsų. Realiai, kai mes turim tą koją, karšį, ešerį, mes į Lietuvoje gaudom Europą ir mes pripratę prie to žuvis, mes žinom pravedimus, mes žinom, kaip jauką pateikti, kaip masalą paduotą į žuvį būtent. Čia atvažiavus hebra mes nieko nežinom, kad ir, kaip sakau, čia susirinkę visi protai, visi geriausi realiai. Čia paimti žmonės ne šiaip savo paturistauti, o kiekvienas atneša savo dalelę, kiekvienas yra čia reikalingas ir mes turėdami, kaip sakant, protus viską sudėję, po biškį bandom narpalioti su ta žuvim, nes jos įpročiai yra, tikrai netokie, ne mūsų lietuviški, ne europietiški žuvies. Tai nuo to tik įdomiau, tikrai nuo to įdomiau, nes būna čempionatas, ten gaudom karšį, žinom, ir dirbi su to karšiu, gaudai koją, dirbi su koja, ešerį, o čia elgsena žuvies, totaliai ne mūsiškė, kaip sakant. Tai paskutinis klausimas Deividui. Kaip vertini savo fizinę formą prieš šį čempionatą? Ar esi pasiruošęs? Labai gerai, aš pasiruošęs fiziškai. Aš ir pasportuoju karts nuo karto, nueinu į kardijo ir dar šiemet turėjau savo kelionę, beveik mėnesį laiko už poliarinio rato su kuprinė ant pečių. Tai po tos kelionės aš manau, kad fiziškai per joks čempionatas manęs nebenustebins. Tai va, ačiū jums bičiuliai, nežinokit vėl, kaip sakiau, nesugaudysiu. Dabar Nerijus kalbino, kiek matau, visi gaudo, aš čia šūdą malu ir vėl treneriai duos žuvų, rieks, bars ir visai psichologiškai engs. Tai ačiū uždėmesi, tikiuosi Lietuvoje ir jūs turėsit to ledo, sulauksit, ką matėm irgi, biški sekam Lietuvoje orus. Mes netikimės, kad grįžę irgi užlipsim, o jeigu ta žiema įsisiautės, tai žiūrėkit, gal ir tą čempionatą suorganizuosim. Tai va, hebrytė, palaikykit mus, linkėjimai šeimom, juodaodė merginom, kurios mus čia labai palaiko. Ir laukit toliau žinių ir laukit laivų. Taip, dėkui Deivi. Eisim toliau mes pas Modestą dar. Pažiūrėkim, kaip Deividas ištrauk žuvytę.
dabar va vėl, dabar vėl, matėt, turim skaičiuoti žuvį, o to žuvies aš kai su jums išnekėjau, neskaičiavau, dabar bus pasiklydę ir spėkit, kas bus, gausiu atsispaudimų per jūs, realiai. Tai, nu, kur ta žuvytė, kur žuvytė, jau norėčiau senai jakėte keis. O, vieno, blynas, geras blynas, žiūrėkit. Mikrofonas čia. Viskas, išeinam iš Deivido, nebetrukdykim jam. Einam, pažiūrėsim, ką Modestas. Einam iki Modesto, o paskui nueisim pas kitus. Tai chebra Modesto taip ilgai netrukdysim, čia Deividą šiandien užlaikėm, užduosim jam kokį vieną klausimą ir apeisim toliau visus rinktinės narius. Galbūt treneris ant galo. Pakalbinsim Beną ir Darių. Modestas, matau, ruošiasi keisti eketę, bet iš sektoriaus jis niekur neišeis, taip kad mes jį pagausim. Sveiks, Modestai. Labą dieną. Tai porą žodžių tavo, paskui turiu porą klausimų nuo tavo gerbėjų. Gerai. Lyg neišjungiau. Gerai. Gerai viskas? Klausau, Nerka. Tuoj, Modestai, aš turiu tau porą klausimų. Ai, dar kol nėra klausimų, tai labą dieną dar kartą norėčiau perduoti linkėjimus Varsos, Alytaus rankininkams. Savaitgalį jų laukia rankinio taurės finalas, tai vyručiai, davai laikykitės, reikia čempionų, žiedų, medalių ir palaikysiu jūs, kad ir būdamas Amerikoje. Neveikia? Ne, viskas veikia. Manęs jie negirdės, kai aš sakysiu. Taip, Modestai, pirmas. Ką manai apie savo konkurentus iš kitų šalių šitam čempionate? Aš palaikysiu. Nu, ką galima manyti iš tikrųjų, nežinom, nu tai visi to paties tikslo atvažiuoja į čia, visi kapojasi, visi treniruojasi, dabar rinktinių kol kas nedaug, mes norvegai ir manau, kad favoritai, aišku, tie, kas gaudo namie, tai yra Amerikos rinktinė, o kaip ir sakiau, visi yra stiprūs, visi yra drūti, visų tikslas vienodas ir visi atvažiuoja vien tik siekti aukščiausių rezultatų. Tai tiek. Dar vienas klausimas, paskutinis, ilgai tavęs netrukdysiu, tai yra, kaip susidomėjai poledinę žūklę ir to sportu? Tai čia turbūt įgimtas senelis žvejys, tėtis žvejys, atsitiko taip, kad man buvo turbūt 10 metų vyko pirmosios mano varžybos ir buvo pirma pergalė, tai kaip dabar dar atsimenu ant Udrijos ežero, berods Romada ruošė jas, rengė ir tada laimėjau ir nuo 10 metų pradėjau taip į tas mėgėjiškas varžybas, o tada sutikau Vytautą Paškauską, Meškerės brolių senais laikais pirmininką, prezidentą, prie Ilgų ežero, jisai gaudė, aš gaudžiau irgi, pamatė, kaip žuvauju, iš karto pasiūlė ir turbūt pirmas Lietuvos čempionatas jaunių įskaitoje buvo, kada man buvo 13 metų. Tai buvo ne tik poledinė žūklė, bet buvo plūdinė, poledinė ta pati, feederis. Tai feederis dar ir dabar liekęs, bet su tokiom pertraukom. Realiai daug metų negaudžiau sportiniai žūklė, nes profesionaliai žaidžiau futbolą, tai taip nesigavo, tai buvo turbūt nuo kokie 13 metų, jeigu taip sakyt, nuo 13 iki turbūt 17 metų atgaudžiau tose sportinėse varžybose, Lietuvos čempionate turbūt. Tada jau buvo profesionalūs kontraktai su futbolo komandom ir tada buvo ilga pertrauka, turbūt kokia apie 10 metų ir tada jau vėl grįžau. Ačiū, Modestai, viso, nebetrukdomės to, einam
trukdysim Leo. Man atrodo, chebrytė vakare aš nuo trenerių gausiu pylos, kad sportininkus ilgai užlaikau. Bet kol negavau, tai galim naudotis progą. Sveikas, Leo. Gerą dieną. Turim nuo tavo gerbėjų porą klausimų. Tuo aš tik nusistatysiu viską čia. Sunku nešt, šala rankos. O. Vieną dalyką nustatėm. Sveikas, Leo, tai porą klausimų tavo, nuo gerbėjo tavo. Tai pirmas klausimas būtų, kokia buvo pati sunkiausia akimirka pasaulio čempionatuose, kuriuose tu dalyvavai? Aš palaikysiu. Galvoju netgi. Labai sunki buvo akimirka gal pirmam čempionate, čia 2014 Baltarusijoje. Startavau antrą dieną po keitimo išėjau ir labai sudėtingai ten sekėsi. Tas startas, aišku, jaudulys buvo ir taip toliau, bet esminis momentas, tai likus maždaug valandai laiko užmačiau, kad Kazakstano žaidėjas ištraukė karčiuką ir ten tarp Kazakstano ir Latvijos sportininko pasidariau skylę, prijaukinau daug jauko, daug matylių tenai ir atėjo treneris ir liepė pasiimti man vėliavėlę iš tos skylės ir eit ten kažkur į kažkokią kitą skylę ir aš taip nenorėjau imtos vėliavėlės, sakau, čia pasijaukinau, čia bus gerai, vis tiek liepė pasiimti, tai pasiėmiau ir buvo taip, kad kazakas atsistojo už 5 minučių. Atėjo į mano skylę ir 11 karčiukų iš eilės. Tai buvo skaudžiai. Skaudi patirtis tokia, ne? Tai kitas klausimas būtų, koks jausmas atstovauti Lietuvą pasaulio čempionate? Tai geras jausmas, smagu šalį atstovauti, ypatingai smagu per apdovanojimus, kai himną reikia giedoti, tai, ką žinau, čia sunku ir apsakyti, čia pajausti reikia tokį dalyką. Čia tokia euforija būna. Taip. Ačiū, Leo, gerai, nebetrukdysim, mes tavo eisim, dabar pakalbinsim Arūną, ką jis mums pasakys, kokius atsakymus duos į jūsų klausimus užduotus. O, tokias va gražios akvariuminės žuvytės kimba. Smagu. Neišvyno, Leo. Ačiū visiems, sėkmės ir geros dienos. Reikia surasti Arūną, va, matau, šiais ten.
Ten mačiau kažkas klausė, ar kokios sveikatos po vakarykščio pasisėdėjimo. Tai iš tikrųjų paragavom alaus, paragavom midaus, kurį pagamino Amerikos lietuviai. Pasivaišinom labai jų skanių tradicinių patikalų, kurį jie daro su dešreliam ir kopūstais. Tikrai labai skanu buvo. O sveikatos visų geras, visi sportininkai yra adekvatus, jie žino, kad galima išgerti bokalą alaus, bet negalima prisigerti, nes kitą dieną turės užduočių iš trenerių, kurios turės įvykdyti. Tai va, atėjom iki Arūno. Ir pasidėsim viską. Užduosim jam porą klausimėlių jums rūpimų. Man pasirodė irgi jie įdomus. Tai sveikas Arūnai, tai pirmas klausimėlis tau, nuo tavo gerbėjų yra, kaip manai, koks svarbiausias sėkmingo pasirodymo veiksnys? Aš palaikysiu. Veiksnys, tai pas visas pilnas pasiruošimas per tą stovyklą, susikaupti ir matyti, ne tai, kad nesinervuoti, blemba, kaip čia įsireiškus geriau. Atleisti žiedinį, kaip aš sakau. Nesinervuoti. Nesinervuoti, daryti savo darbą. Ką padarai geriausiai per treniruotės, tą padarai ir per pačias varžybas. O dabar turiu tau patį sudėtingiausią klausimą. Iš tikrųjų, tau kaip žvejojant kiaurus metus yra toks klausimas. Koks tavo mėgstamiausias metų laikas žvejoti? Žiemą. Paprasta atrodo. Tai man tai nežinau, aš nuo pat mažens žiemą man yra žiema. Gaudau šiaip ir vasarą viskom, ir fiderių, ir plūdinė, ir spinningų, bet žiemą man yra žiema. Nu, man nežinau, man kur noriu ten einu, ploni įrankiai, viskas subalansuota, nu, atrodo ta maža žuvytė, bet nu, toks yra malonumas, kad, nu, kaifas. Ačiū, dar paskutinis klausimas. Koks buvo tavo sunkiausias momentas varžybose? Varžybose, kada įsigeži pirmas sekelės ir nerandi žuvies. Ir tada reikia sukti galvą, persiorientuoti ir kažką greitai sugalvoti per tą pusę valandos. Nes paskui biškai krenta moralė, kada per pusę valandos nerandi žuvies. Tai sunkiausias dalykas, nesėdint žuvies iš karto. Supratau, dėkui Arūnai, perduok linkėjimų šeimai. Linkėjimai šeimai, dukrom, tėvam, draugam, visiems bičiuliam, kurie mane stebi. Laikinkit, stebėkit ir visiems sėkmės. Dėkui Arūnai. Mums tai nežvino, visiems sėkmės. Mums nežvino, jums sėkmės. Dėkui Arūnai, eisim dabar pakalbinsim Artūrą, užduosim jam porą klausimų. Nepykit hibridė, viškai čia pas mane griūna viskas. Tuoj sutvarkysim ir eisim toliau. Einam ieškot, kur Artūras yra pritūpęs. Va, matau aš jį. Tiesiai jis. Ne, ten Gedas, apsirikau. Artūras ten.
Treneriai stebė akilai visus. Dėkui, Egidijau, už linkėjimus, labai jų reikia, labai tau ačiū. Tau ir linkėjimai nuo visos rinktinės. Atėjom pas Artūrą, tuoj mes jam porą klausimėlių voštelsim. Gerai, lauk. Artūrai, tai pirmas klausimas tau būtų, kiek svarbu poledinėje žūklėje išmanyti žuvų elgseną ir jų migracijos ypatumus? Manau, jau turi būti. Gerai. Jau manau, kad turi būti beveik įprasta. Nu, įgimta gal daugiau. Kažkaip jaučiam tas eketės. Visi rinktiniai tokie. Žvėjai, manau, kad matom, kur prisirišt, kur daugiau pagręžt. Nu, va kaip dabar Vasvoska jau čia. Leonas irgi mano eketėse. Mindė irgi mano eketėse. Gerai jaučiam visi eketės. Dėkui, kitas klausimas būtų, kokia svarbiausia pamokanti pamoka, kurią esi išmokęs per varžybas? Kai su Leonu sektoriui būni, tai daug negręš. Ir paskutinis, ką patartum tiems, kurie pirmą kartą išbando poledinę žūklę? Važiuokit, kai ne taip šalta. Bus geresnis laiko praleidimas. Perduok linkėjimą šeimynai. Linkėjimai šeimai ir draugams. Ir visiems, kas žiūro mus ir palaiko. Ačiū, Artūrai. Eikim dabar pas Gedą. Einam, pakamantinėsim Gedą trumpai. Nebetrukdykim Artūrai. Ačiū, Artūrai, tau. Eikim pas Gedą. Sveiks, Gedai, tau turiu porą klausimėlių nuo žmonių, kuriems tai rūpi ir kuriems tikrai įdomu tavo kaip sportininkų karjerą. Tai pirmas klausimas būtų, kokie yra tavo ateities tikslai ateinančiuose čempionatuose? Oho. Aš palaikysiu. Žinokit, nežinau jau taip. Kažkada buvo, pasakysiu, taip, kadangi turbūt pats pirms iš visos rinktinės išvažiavau, 17 metų buvo jau man tada. Buvau pats turbūt vienas iš jauniausių. Tai jau dabar tie čempionatai tokia jau kaip rutina, kažkada buvo pertrauka ir džiaugiausi, kad pertrauka buvo, nes jau nebebuvo tokia gal užsidėgymo, kaip visada. Paskui susigulė. Pabuvau iš tikrųjų tiek treneriu, tiek teisėjų ir grįžau vėl į pradinį tašką. Tai, tokia istorija. Aišku, visada noris laimėti, bet aš nepasakysiu, kad aš labai vaikaus asmeninių laimėjimų, nes vis dėlto komanda yra svarbiausia. Medaliai, tie visi, žinot, aš smagu įgauti viskas, grįžai, pakabinai ir viskas. Turbūt ta nepakartojama akimirka yra, kai tu stovi aukščiausiai ir tavo šalies himną groji. Tai va dėl tų 2 minučių šlovės tokios verta laukti visus metus, 2 metus ir stengtis ir viskas. O tos taurės viskas, žinot,
yra smulkmena, o ta emocija išlieka iš tikrųjų 10 metų. Tai su ta emocija smagiausia ir gyventi. Dėkui, Gedai. Kitas klausimas būtų, kelintas čia yra tavo pasaulio čempionatas? Oi. 13, 14, gal dar esu buvę žiūrėti, esu teisėjauti. Iš tikrųjų daug esu matęs per tos čempionatas, daug klaidų esu matęs savo ir kitų klaidų, tiek būdams teisėjų, tiek trenerių, tiek. Bet galų gale supranti, kad kai visą tą suvedi, kad ta mūsų rinktinė yra labai aukštai ir kitiem, kaip pasakyti, labai sunku suvokti, kas mums yra elementaru. Dėl to iš tikrųjų toks tas atotrukis ir yra tarp kitų rinktinių. Kad mums tai yra atrodo paprasta kai ką padaryti, o kitiem dar reikia paaiškinti, dėl ko taip reikia padaryti ir parodyti dar. Tai iš tikrųjų ir skandinavam, ir visiems kitiem dar labai yra dėl ko pasitemti iš tikrųjų. Kad prilygtų bent dalį tos kartelės, kuri dabar yra užkelta Ukrainos ir Lietuvos. Tai va. Dėkui, Gedai. Gali perduoti linkėjimų šeimai, draugams, tiems, kas domisi tavo sportininko karjerą. Svarbiausia, žinot, tikėkit mumis, o mes pasistengsim padaryti viską gerai, kad būtų tai, ko iš mūsų tikitės. Daugiau. Visi sveiki, svarbiausia, nuotaika gera, pykčių nėra, paslapčių nėra, vieni nuo kitų, tai čia yra svarbiausia. Viskas, Gedai, nebetrukdau, einam dabar pakalbinsim Mindaugą. Bėga, Mindaugas nuo mūsų bėga. Taip, užsiim sekėte, nepaliks atviros. Mindaugai, mes pastoviai į svečius su porą klausimų. Aš palaikysiu mikrofoną. Taip, pirmas klausimas, Mindaugai. Kokia buvo įdomiausia ar keiščiausia situacija, kurią esi patyręs žvejyboje? Daug jų buvo keiščiausia, įdomiausia. Bet kokia pati pačiausia? Gal nakvynė, savaitę laiko prie Nemuno žvejojau. Tai pati buvo įdomiausia. O kaip su laimikiais per savaitę? O Jėzau. Labai gerai. Gaudė mūsus. Labai stipriai. Tai buvo įspūdingiausia žvejyba. Valgyti vietoj gaminom. Švinus vietoj liejom. Taip. Tai buvo, tai čia labai seniai. Bet tai čia buvo įspūdingiausia. Dabar kitas klausimas toks. Kokios yra didžiausios klaidos, kurias esi padaręs per varžybas? Sportinė žūklė žeminės. Kokios klaidos? Nu, įdomu šį klausimukas. Labai įdomu. Daug klaidų. Tu, kaip sakyt, kiekviena žvejyba, kiekviena diena žvejybos tai pamoka. Ir šiandien dienai vis tiek yra pamoka. Tu mokiniesi. Kaip bebūtų. Nenori Mindaugas išduot, kur paslydęs yra kiečiausiai. Ne. Gerai, supratau. Dėkui Mindaugai tau, netrukdysim ilgai. Tai gali perduoti linkėjimų, kam nori. Visiems linkėjimai, kurie mus palaikot, visiems didelis ačiū. Dėkui tau, Mindaugai.
Einam pas. Sakė, kas norit pamatyti geriausią žvejybą, atvažiuokit pas Mindaugą prie Nemuno parodys. Pakalbinsim vyriausią trenerį, Darių Jakiūną, ką jis mato šito čempionato pasiruošime. Dariau, aš tau priseksiu, nes tau klausim kol kas neturiu. Sveiki. Nu, Dariau, papasako, kaip tu matai kaip vyriausias treneris. Tu papasako, kaip tu matai kaip vyriausias treneris, kokia mes dabar, kokioj vietoje esam, nu, nuo, sakykime, nuo 1% iki 100%. Kurioje vietoje mes dabar esam iki to, kad būtumėm 100% pasiruošę. Manyčiau, kokių 50 kol kas. O, turim 5% treneris sako. Judam į priekį, atsiranda kažkokių tendencijų, atrandam kažkokių niuansų. Su kiekvieną dieną judam į priekį. Kaip buitis, kaip komandos savijauta? Puikiai. Buitis puikiai. Modė skaniai valgyt gamina. Taip, trečią dieną. Puikiai valgom. Vėdarus. Sakė, naują laidą leis. Modestas gamina. Jo, tai. Kaip? Ai, plovą. Modestas gamina plovą. Sekit Modesto naują laidą. Modestas gamina plovą. O šiaip tai puikiai. Komanda puikiai, atmosfera puikiai. Visi dirba, visi turim darbų savo pasiskirstę. Kol kas viskas puiku. Sio, ačiū Dariau. Darius niekada nedaug žodžiauja, bet kalba konkrečiai ir iš esmės. Tai va, vyručiai, apibėgom mes visus sportininkus, paklausinėjom jų keletą klausimų ir taip aš per daug sugaišau galbūt jo laiko ateityje. Galbūt tiek man nieks to laiko neduos, bet kiek galėsiu, tiek juos pakamantinėsiu ir paklausiu tų klausimų, kurie rūpi jums. O šiandien ką treniruosimės toliau, čia baigsim, tada eisim, kaip sakė vadovas, atsigersim kavos arbatos, gal užkasim sumuštinį ir vėl 3 valandas darysim rėtį iš amerikietiško ledo. Einam pas Marių. Marius iš tikrųjų nežvėjoja dabar, bet jis mažiausiai kalba. Tai pakamantinėkim jį truputį. Jis viską mato iš šono, viskas labai gerai matosi. Mariuką reikia pašnekint. Mariuką, jis Aš ten palaikysiu kompaniją, jis sako, kai tik pas mane Nerijus ateina, aš tik tai linkčius. Sako, aš tik linkčiu, Nerijus pats visai klausimus uždavinėja. Taip, Mariau, baig iš manęs ryčiutis. Mariau, duok man mikrofoną, aš palaikysiu, nes kitaip nesigirdės, nei manęs nei tavęs. Daug kas atsek. O nebeteksim to mikrofono. Įsiriūba mikrofoną. Ačiū. Tarp kitko, Marius mūsų turbūt pats kečiausias šios kelionės atradimas. Šefpavaras mūsų. Moka viską, teisingai. Moka viską. Tik tai jisai vaikas salotas pjausto labai smulkiai. Todėl pamokinsiu, kaip daryti salotas. Vyriškai. Aš pjaustau smulkiai tam, kad aš pamiršau, kaip Hemliko manevrą daryti. Bijau, kad užsprings. Iš tikrųjų, tai ir viena problema yra retedančiams, jie negali pataikyti agurko ant dančių. Jisai supjausto tokiais kubeliais, žinai, kaip 3 degtukų galvutės. Ant 14 žmonių, tai jis įsivaizduoja, kiek jis arė sutopė. Aš tai žinau ir matau ir padedu dar jam, bet jis su manim ginčijas. Dėl ko? Kad blogai darau. Ai, aš ir galvoju, kad nereik taip salotas, biškai su dantim padirbta, gerai. Gerai valgysit cielą pomidorą. Gerai, Mariau, tau porą klausimų. Tai tu iš šalies viską žiūri, viską matai, kaip tau atrodo, ar chebra eina gera linkme, ar mes kažkur grybą čia pjaunam? Faktas, kad kiekvieną dieną kažką sužinai naujo.
Ir pati blogiausia diena būna, kad geriausias pamokas, nu, tada išriškėja kažką sužinai, ko nedaryti ir panašiai. Tai tikrai einam gerą linkmę. Kitas klausimas, kaip tu jau adaptavaisi, viskas gerai? Jaučiu, kad gal jau ir pamiegam, jau normaliai pamiegam. Sveikatas dar truputį geros. Dar vienas klausimėlis, toks vienas iš sudėtingesnių. Kaip tu manai, kaip išsidėstys trejetukas šito čempionato? Galbūt po sekmadienio varžybų dienos. Aš gal pasakysiu, kaip norėčiau. Labai būtų gerai, mes pirmi, nu, savininkai tegu būna antri. Na, o treti gali būti kažkas iš Skandinavų su savo tais nančiakais. Nu, čia taip norėčiau. Ir labai tikėtina galbūt taip. Galimai taip ir bus, kad mes busim pirmi, tai net nebijojam, o paskui kaip bus matyt. O kaip tau žiema? Žiemos Lietuvoje neturėjom, kaip tavo pojūčiai? Čia mums iš šiltų kraštų tai buvo sunku. Na ir dabar sunku. Šiandien iš tikrųjų labai šalta ir dar vėjas. Tai dėl šito dar nepripratom tikrai. Dar perpučia gerai, rankos šąla žvejam. Kaip neturim jau tos žiemos pas mus, tai čia mums sunku jau. Ir Mariau, kaip tu vertini va tos visus jų masalus, kurie gali pasiūlyti, įdomių tokių įdomybių, kurių mes nematę? Jo, kai kurių kirminų net vaisių į ranką imti ir ant kablio dėti, tokių prisižiūrėjom, kad... Bet jeigu yra pardavime, reiškia, jie juos naudoja ir reikia juos išbandyti, tai visus bandėm iš tikrųjų, tai nereikia bijoti iš tikrųjų. Mažai žuvį, tą didelį kirminą duos. Paleisk Mariuką, slampa jau 5 pilni kibirai. Paleidžia Marių, nes reikia žuvį svert ir palikim ramybę ir sportininkus turbūt. Tai ką, chebrytė, turbūt būtų tiek iš šios dienos treniruočių. Tai rytoj vėl mes su jum pabandysim susijungti. Jeigu viskas gerai, vienas jums prašymas, tai palaikykit mūsų rinktinę. Tikrai reikia jūsų paramos, pagalbos, kaip sakant, morališkai, kad mus palaikytumėt. Tas labai čia jaučiasi, skaitant jūsų komentarus, žiūrint į jūsų laikus. Iš tikrųjų įspūdingai. Ačiū jums visiems labai labai. Tai ką būtų tiek iš šiandienos ir iki greito. Likit visi sveiki, nesušalkit ir tikiuosi greitai ir mes turėsim ledą Lietuvoje ir galėsim visi pasidžiaugti jo, pažvejot ir papramogauti. Iki.